Gerai, tai sveiki atvykę į seminarą Nemoku jausti ir kodėl turėčiau. Šitas pavadinimas gimė iš to, kad su klientais aš vis susidurdavau terapijos kabinete, kad aš vis klausiu apie jausmą. Pavyzdžiui, man žmogus pasakoja, kas vyksta pas jį gyvenime ir aš toksai, o ką tu jauti? Ir ten, pavyzdžiui, žmogus sako, nieko nejaučiu. Ir aš taip, man žinok, sunku patikėti, kad tu nieko nejauti. Paieškok. Ir tada anksčiau ar vėliau prieinam prie klausimo, o kodėl čia iš vis svarbu yra jausti. Ir aš supratau, kad turbūt daugeliui yra toks klausimas. Ir iš pradžių, kai aš pradėjau gauti tą klausimą, man pačiam nebuvo lengva į jį atsakyti. Taip atrodė savaime suprantama, man, kai mokiausi psichologijos, kai pats ėjau ir einu į asmeninę terapiją, kad tas kaip ir savaime suprantama, bet supratau, kad iš tikrųjų nėra daugam aišku. Tai man rūpi šiandien kartu su jumis šitus du klausimus patyrinėti. Kaip jausti ir kodėl iš vis turėčiau jausti. Ir jeigu trumpai apie mane, tai esu klinikinis psichologas, lektorius, vedu tokius seminarus, paskaitas ir apskritai mėgstu viešai kalbėti, nes man rūpi kartais sudėtingus psichologinius dalykus perteikti suprantamai, tai bandysiu tą padaryti ir šiandien. Savo kelionę pradėjau jaunimo linijoje, kur išbudėjau virš 1000 valandų prie ragelio ir klausiau daug įvairiausių gyvenimo situacijų pas žmonės. Taip įsimylėjau psichoterapiją ir darbą su žmonėmis ir padėti jiems. Ir pradėjau nuo labai sunkių temų savo tą karjerą, krizės, traumos, savižudybės. Ir vis dar esu tose temose, nes čia tiesiog labai svarbios gyvenimo temos. Bet su laiku įsimylėjau ir kitokias temas. Pavyzdžiui, gėda, atjauta savo, seksualumas ir visai daug nardau šiose temose kaip psichologas. Ir taip pat esu projekto Gentis metodikos kūrėjas, tai čia originaliai yra bendruomenė vyrams, jų emociniai sveikatai ir netaip senai atsirado ir moterų gentis, bendruomenė moterims. Tai eikime prie mūsų tos paskaitos, pavadinkim seminaro. Ir mano tikslas apskritai šiandien tai yra padėti jums geriau suprasti emocijas. Ir šitoje vietoje aš gana užtikrintas esu, kad po šitos paskaitos, po šito seminaro jūs tikrai geriau suprasit savo emocijas. Jūs čia atėjot su tuo tikslu, dėl to jūs prisijungėt, nusipirko tos bilietus. Ir čia mes to ir susirinkom. Ir dėl ko aš toks užtikrintas, dėl to, kad šitie dalykai, ką aš dalinsiuos, tai nėra kažkokie mano vien išgalvoti dalykai, tai yra dalykai, kurie gimė per pokalbį su klientais ir tai buvo toks bendras atradimas. Kai mes diskutuojame, mes bandom pažinti, ką reiškia jausti emocijas ir kokie būna iššūkiai su tuo, kas gaunasi, kada gaunasi, tai tada kažkas suklikina, bet kai mes prieidom šitų dalykų, ką aš dalinsiuos. Dėl to aš gana užtikrintas, kad šitie dalykai gali greičiausiai būti naudingi ir jums žinoti ir girdėti. Ir aš kalbėsiu apie tai, kodėl iš vis verta jausti emocijas. Aš kalbėsiu apie nerimą, nes tai yra labai labai svarbi tema, kai mes kalbam apie emocijas. Ir kas iš tikrųjų yra nerimas. Ar tai emocija, ar tai ne emocija. Aš tada kalbėsiu, ką reiškia iš vis tas žodis išjausti, nes dažnai man tie patys klientai ir galbūt ir jums kyla tas klausimas, ką iš vis reiškia tas žodis išjausti, kada čia skaitosi, kad išjaučiau jausmą. Ir taip pat aš kalbėsiu apie skirtumą tarp jautimo vienam ir jautimo su kitu. Tai va, ir pabaigai, aišku, pakalbėsim, ką galima kasdienybėj daryti, kad su savo emocijom geriau sutarti ir turėti sveikesnį emocinį gyvenimą. Tai visą tai noriu pradėti nuo klausimo, apskritai, dar pradžiai, kodėl aš vis svarbu geriau suprasti, tai nes kai aš geriau suprantu, tai tada aš ramiau reaguoju, kai ramiau reaguoju, aš geriau savim pasirūpinu ir kai geriau savim pasirūpinu, tada aš stiprėju. Ir noriu pradėti nuo klausimo, o kodėl kartais verta yra nejausti jausmų. Ir kai aš galvoju apie šitą klausimą, tai man ateina tokie atsakymai, kad tam, kad išvengti emocinio skausmo,
Kai man kažkokiu būdu pavyksta nejausti jausmų, aš nejaučiu emocinio skausmo. Aš tada turiu didesnį kontrolės jausmą. Aš esu mažiau pažeidžiamas, manimi galbūt yra sunkiau manipuliuoti, paveikti, pakeisti mano kryptį, mano apsisprendimą. Ir gali būti, kad aš tada išoriškai atrodysiu stabiliau. Dar gali būti, kad aš daugiau darbingesnis būsiu, daugiau darbų nuveiksiu, nes neužklimsiu savo emocijose. Ir šitie dalykai kartais gali būti svarbus. Šitie dalykai, šitie punktai, jie yra vertingi, tai yra vertybė tam tikrose gyvenimo situacijose. Bet yra to kaina ir yra to pasekmės. Nejaučiant nemalonių jausmų, o mes dažniausiai ir norim nejaust būtent nemalonių jausmų, dingsta ir malonūs jausmai. Ir man yra tekę sutikti ne vieną žmogų, kuris nenorėdamas jausti liūdesio, nuobodulio, beprasmybės, graudulio, galiausiai atbunka ir tampa apatiškas ir maloniems gyvenimo dalykams. Ir taip jau yra, kad mes negalim selektyviai atjungti jausmų. Jeigu mes atjungiam jausmus, tai paprastai mes atjungiam tiek malonius, tiek nemalonius jausmus. Tas labai svarbus šalutinis veiksnys yra, kad kai mes stengiamės nejausti jausmų, mes žengiame į emocinę izoliaciją, o emocinė izoliacija iš esmės yra vienišumas. Ir jeigu jūs esat patyrę jausmą, kai esate tarp kitų žmonių, bet vis tiek jaučiatės vieniši, tai čia yra emocinė izoliacija. Jūs kaip ir esat fiziškai su kitais žmonėm, bet emociškai jūs esate vienas ir viena. Esate izoliacijai. Ir jeigu jūs norite išjudėti iš vienišumo, tai nejausti jausmų yra priešingybė tam. Kitas labai svarbus dalykas, kad atsiribodami nuo jausmų mes vis labiau žengiam į beprasmybę, nes, kaip kalbėsiu vėliau, jausmuose būtent slypi prasmės jausmas ir santykiuose, kurie kyla per emocijų jautimą. Ir galiausiai, kaip ir sakiau, kartais, pavyzdžiui, kritinėse situacijoje, kriziniai situacijoje, kažkokia, nežinau, kraštutinis įvykis kažkoks vyksta, gali būti svarbu atsiriboti nuo jausmų. Bet visos šios pastangos galiausiai yra trumpalaikės. Žmonės, kurie bando ilgą laiką nejausti jausmų, turi labai labai rimtas sveikatos pasekmes. Ir tada galim pereiti prie to, kodėl verta vis dėlto jausti jausmus. Tai man bent jau ir mano klientam vienas pagrindinių dalykų, vienas pagrindinių atradimų, tai yra tai, kad tai veda į gilius ir autentiškus santykius. Ir tai yra ne vien apie mane, tai yra apie santykius. Ne tik, kad aš ten su savim kažkaip jausiuos, bet kad aš galiausiai turėsiu gebėjimą turėti gilesnius ir autentiškesnius santykius, o iš daugelio mokslinių tyrimų apie laimę mes žinom, kad didžiausias laimės faktorius yra būtent gilus ir autentiški santykiai. Tai gilus tai reiškia, kad mes giliai atsiskleidžiam emociškai vienas kitam. Turim intimumą emocinį. Kitas, ką jau paminėjau prieš tai yra, kad mes gauname prasmę ir motyvaciją. Vien iš proto, vien iš minčių mes nejausime prasmės ir motyvacijos, tai bus tik tai sausas žodis, sausa mintis. Visas šlapumas gyvenimo, visa prasmė ir visa aistra, motyvacija, viskas slypi jausmuose. Ir dėl to, pavyzdžiui, terapijos kabinete, kai mes gilinamės vis labiau į jausmą, ką jaučiu, kada jaučiu, kaip jaučiu, tai vis labiau veda link atradimo, o kas mane veža gyvenime, ko aš noriu, ko aš neapkenčiu, kas ne mano, o kas yra mano, prie tokio tikro, autentiško vidinio noro ir, net galima sakyti, pašaukimo. Kaip galite įsivaizduoti, tas veda prie stiprybės ir atsparumo įvairiose situacijose, nes kai mes išjaučiame jausmus, mus tie jausmai mažiau valdo. Ir kai jie mus mažiau valdo, mes esam mažiau trapūs sudėtingose emociškai situacijose. Ir galiausiai tai tampa mūsų vertybiniu ir moraliniu kompasu, nes vien protu mes negalime to turėti. Ir man atrodo, mes visi žinom iš istorijos daug pavyzdžių, kur vien protu vadovaujantis galima labai nemoraliai pasielgti. Ir būtent jausmai gali
padėti geram balansė, būtent su protu, jie gali padėti turėti vertybinį ir moralinį kompasą. Tai einant toliau, sakiau, man labai svarbu yra pakalbėti apie nerimą. Ir viena pagrindinių žinučių, kurią noriu jūs apsvarstyti šiandien, tai kad nerimas yra nejausmas. Nerimas nėra jausmas. Yra skirtingų psichologinių teorijų ir vienose tai traktuojama kaip jausmas, daug kas ten traktuojama kaip jausmas. Aš vis dėlto vadovaujuos mokykla, kur nerimas nėra jausmas. Ir su klientais, kai jie man ateina ir sako, aš jaučiu nerimą, mano sekantis klausimas yra, o ko tas žmogus bando nejausti? Nes nerimas kyla, kai mes bandome nejausti jausmą. Ir viena metafora, kuri čia gali būti vertinga, kad jausti nerimą yra kaip stovėti ant labai nestabilaus pagrindo. Kad aš lyg ir stoviu ant kojų, bet tai nėra tvirta žemė. Tai yra kažkas nestabilaus, kas yra trapu, kas byra, kas gali bet kurią akimirką prapulti ir aš prasmeksiu. Tai toks dažniausiai yra, kai žmonės bando apibūdinti nerimo patyrimą, tai dažnai yra tas nerimo patyrimas, kad aš tuoj prakrisiu, tuoj kažkur krisiu, jeigu kažko nepadarysiu, jeigu kažkaip nenusiraminsiu. Tai nerimas yra tas trapumas, tas trapios grindys, ant kurių aš stoviu ir kurios čiut laiko. Ir po to apgrindim yra kažkokie diskomfortą keliantys jausmai ir šitus keliančius diskomforto jausmus aš šiandien vadinsiu psichologiniu skausmu. Tai psichologinis skausmas gali būti nuobodulys, gali būti liūdesys, gali būti beprasmybė, gali būti nuoskauda, baimė ir visokie kitokie jausmai. Visą tai galima vadinti kažkokia psichologinė kančia, psichologiniu skausmu. Tai mes nenorėdami to jausti, mes bandom visaip kaip nuo to apsisaugoti, turim savo apsaugas ir mes, jeigu tie jausmai vis dėlto ima viršų, mes pradedam jausti nerimą. Tai vienas toks modelis, kurį aš turiu savo galvoje ir bent jau mano klientai sako, kad kai aš pasidalinu juo, jiems padeda geriau suprasti, kas su jais vyksta ir ką su savim daryti, kai kyla nerimas. Tai įsivaizduot galim, kad man kyla nerimas, aš jaučiu nerimą. Ir paprastai, ką mes visi darom, kai mes jaučiam nerimą, mes kažkokias savo gynybas įjungiam. Mes pradedam, kažkaip tas trapes grindis, ant kurių stovim, mes jas stengiamės kažkaip sustiprinti. Ir kartais, iš tikrųjų, kai labai yra intensyvūs jausmai, tai netgi protinga daryti. Pavyzdžiui, visokie kvėpavimo pratimai, relaksacijos ir visa kita, tai gali būti protinga daryti. Tos gynybos, kai yra jau nelabai konstruktyvios, tai patampa savęs bukinimu. Pavyzdžiui, nuolatinis telefono skrolinimas gali būti būdas pabėgti nuo nerimo, bet tai nebūtinai yra į sveikatą, nes aš jau bėgu nuo savo gyvenimo, nuo savo svarbių gyvenimo klausimų, užsidarau galbūt net ir nuo santykių, ateinu į kažkokią viešą vietą, ten nejaukiai jaučiuosi ir sulendu į telefoną. Arba gali būti maistas, persivalgymas, irgi tai gali būti būdas save bukinti, kad nejaus nerimo, užvalgyti tą nerimą. Taip pat gali būti priklausomybės, gali būti svaigalai, gali būti darboholizmas, lošimai, visokie kitokie dalykai, kad įgauti dopamino ir pabėgti tuo pačiu nuo nerimo. Taip pat, kas galbūt mažiau kartais žinoma ir netaip intuityvu, bet kartais grandioziškumas, toksai puikybė, kad aš pats kiečiausias, aš pats geriausias, kitų žeminimas. Tai yra irgi gynyba, kad nejausti nerimo. Ir savikritika, kad ir kaip tas gali keistai skambėti, kai kurie žmonės, kurie linkia į savikritiką, jiems tai yra komforto zona. Ir tokiu būdu jie, tarkim, artėja, man tai būna su klientais, kad mes pradedam galvoti apie kažkokią galimybę, kur jiem gali pasisekti, kur yra galimybė, kad jiem pasiseks, ir jie pradeda labai iškart save kritikuoti. Ir save, aš nieko vertas, nieko. Ir tai yra jų būdas apsisaugoti nuo nerimo, nes mintis, kad man gali pasisekti, jiems kelia nerimą. Tai tokiu būdu jie bėga. Tai ir
koks tas naudingas dalykas, kurį savo klientam aš pasiūlau, tai yra, kad po nerimu slypi jausmai ir pasižiūrėkim, kokie ten tie jausmai gali slypėti. Ir kaip ir sakiau, tie jausmai dažniausiai yra kažkoks tai skausmas, kažkuo tai yra skausminga jausti ir dėl to aš bėgu nuo to jausmo. Tai pavyzdžiui, jeigu mes galvojam, kad, tarkim, pagaunat save, kad non-stop sėdit Instagrame arba non-stop sėdit YouTube'ai. Ir žinot, kad jums jau nėra gera ten sėdėti, bet jūs tiesiog toliau refreshinat ir vis kažką žiūrit ir deginat laiką. Ir greičiausiai, jeigu jūs paimtumėt ir nustotumėt ir padėtumėt telefoną į šalį ir tiesiog būtumėt, jums greičiausiai pradėtų kilti nerimas, bet jeigu būtumėt su to nerimu, kvėpuotumėt, žiūrėtumėt, kas toliau kyla, tai greičiausiai kiltų kažkoks skausmas psichologinis. Ir jisai gali būti, pavyzdžiui, nuobodulys. Tai yra toks bukas, bet tai yra skausmas. Arba liūdesys gali kilti. Gali kilti vienišumas, beprasmybė, depresiškumas, graudulys, nuoskauda ar kiti jausmai. Ir paprastai, kai, pavyzdžiui, mano klientas kabinetais pradeda tai jausti, jam iškart yra mintis, o kodėl aš jaučiu? Kodėl aš čia dabar jaučiu vienišumą? Iš kur čia tas vienišumas? Ir čia jau bandymas protu suprasti ir paaiškinti, bet reikalas tas, kad dažnai mes visų pirma turim išjausti tą jausmą tam, kad prisikaustume prie to skausmo šaltinio. Ir kas tas skausmo šaltinis, tai gali būti gal kažkoks tai nesenas svarbus įvykis, kuris įvyko arba kuris tuo įvyks. Gal aš ką tik su kažko susipykau ir man labai daug širdgėlos yra apie tai. Bet aš tą širdgėlą esu išstūmęs ir jaučiu tiesiog nerimą. Galbūt tai yra vaikystės skaudulys. Ir tai yra senas dalykas, ir tai yra senas jausmas, kuris vis mane lydi ir vis atklysta. Nors aš jau suaugęs žmogus, jau senai praėjo tą situaciją, bandau kurti savo gyvenimą, bet vis mane aplanko kažkoks senas, pavyzdžiui, silpnumo, gležnumo jausmas arba liūdesys, skaudulys, graudulys. Nors atrodo nėra, kodėl čia dabar liūdėti, bet jis kyla iš vaikystės. Galbūt aš patyriau kažkokią netektį arba gedėjimas vyksta, o gal aš patyriau psichologinę traumą. Jo? Bet prie visų šitų dalykų prisikasti, kas tas šaltinis, kas ta priežastis, paprastai visų pirma reikia tą jausmą išjausti. Tai jeigu mes grįžtam prie to mūsų vaizdinio, kad aš patiriu nerimą, tai kai mes terapijos sesijoje su klientu įsivardinam, kad yra nerimas, tai aš tada kviečiu klientą, o pabandyk dabar taip kvėpuok ir pabūk su to nerimu, nebėk nuo jo. Tiesiog pastebėk, nieko blogo nenutiks, tavęs tas nerimas nesuvalgys. Ir tada tos gynybos, arba šitoj mūsų metaforai, tos grindys, jos pradeda byrėt, pamažu atsiranda vis didesnis kažkoks neapibrėžtumas pas žmogų. Ir galiausiai jis pradeda krist į tą jausmą, į kažkokį jausmą. Ir va tas kritimo išgyvenimas, jis labai va toks simboliškas. Nes būtent kaip kad mes krentam, mes nežinom tiksliai, kur nukrisim, ant ko nukrisim, ar kaip nukrisim, kada nukrisim. Taip ir paprastai su to jausmu, kad pirmiausia aš jaučiu tą jausmą, bet ne iš karto aš suprantu, ką aš jaučiu. Ir ne iš karto suprantu, kodėl aš jaučiu. Pradžioje aš turiu jausti, pasinerti tą jausmą tam, kad aš galiausiai suprasčiau, kur tai veda ir iš kur tai ateina. Ir galiausiai siekiamybė ir viena iš žinučių, ką aš noriu pasakyti, kad tai yra įmanoma, galiausiai mes galim nukristi ir mes galim rasti tvirtesnį pagrindą, ant kurio mes galim tvirčiau stovėti. Ir tai yra pasiekmė to, kad mes išjautėm jausmą. Būtent kai mes išjaučiame jausmą, tada mes galime tvirčiau tarsi, tai yra potyris, kai aš tvirčiau galiu, atrodo, ant savo kojų stovėti. Esu labiau autentiškas, mane sunkiau išjudinti, paveikti, išmušti iš vėžių, dėl to, kad aš jau nebėgu nuo savo jausmų, aš jau esu su jais. Tai va, bet kai aš visą tą pasakoju, aš neabejoju, kad sekantis klausimas ir ateina, o tai ką po galais čia reiškia išjausti? Kas tai yra? Ir čia aš noriu vėlgi pasidalinti vienu atradimu, kurį mes atradom su vienu iš klientų.
ir jam tai buvo labai vertingas požiūrio pakeitimas, kaip žiūrėti į išjautimą, nes dažnai, ypač vyrams, aš dirbu tiek su vyrais, tiek su moterimis, bet dažnai ypač vyrams kyla tas klausimas, ką čia reiškia išjausti, kas tai iš vis per dalykas. Tai galim įsivaizduoti situaciją, kur, tarkim, čia kaip šioje nuotraukoje, esat kažkur kokiam nors susitikime, vakarėlyje, kažkur, ir jums kyla kažkoks jausmas, kažkas nemalonaus, ne, pavyzdžiui, ir jūs nesuprantat, kas tai per jausmas. Tai dažnas iš mūsų, ką mes darome, mes savo dėmesį, mūsų dėmesys kaip prožektorius išviečia. Tai dažnas mūsų dėmesį mes nukreipiam savo į galvą. Ir tenais mes mintimis bandome suprasti tą jausmą. Ir, pavyzdžiui, savo užduodame klausimus, kodėl aš tai jaučiu, arba ką aš čia jaučiu, kodėl dabar, kas čia vyksta. Neturėčiau to jausti, gali ateiti mintis. Negerai, kad aš tai jaučiu, turėčiau nejausti. Ir ką man dabar daryti, kad nejausti, ką man dabar čia daryti su to jausmu. Ir dažnai ir su žmogumi terapijos sesijoje būna tas pats, kad mes kalbamės, ateina jausmas ir pirma reakcija yra tokios visokios racionalios mintis. Bandome protu suvaldyti savo tą emociją. Ir tas pokytis, kurį terapijai mokosi klientai daryti, tai yra iš tą prožektoriaus šviesa, kuri yra nukreipta į galvą, į mintis, į aplinkybės, šiek tiek atpalaiduoti ir nukreipti į kūną. Ir aš paprastai, jeigu žmogui sunku suprasti, ką reiškia nukreipti kūną, tai sakau, tai taip ir įsivaizduok, kad yra prožektorius ir jis dabar šviečia tau į veidą ir dabar nukreip tą prožektorių savo į krūtinę. Nes dažniausiai kaklas, krūtinė, saulės rezginys ir pilvas yra tos vietos, kur mes intensyviausiai jaučiame emocijas, jeigu tenais nukreipiam savo dėmesį. Ir jeigu tu atpalaiduosi tas mintis ir nukreipsi tą prožektorių į savo kaklą, krūtinę, pilvą, tai greičiausiai, jeigu stebėsi ir vis sugrįši dėmesį tenais, tai greičiausiai tu pradėsi kažką jausti. Pavyzdžiui, gal jausi, kad tau karšta, šalta, gelia, duria, graužia, pulsuoja, spaudžia, plečiasi, virpa, ar dar kažkokį kitokį fizinį pojūtį. Ir tai jau yra emocijos jautimas. Tai jau yra jautimas. Ir kas labai svarbu, kai tai susitelki, labai svarbu kvėpuoti. Ir netgi, taip jeigu vaizdiškai, tai man padeda, aš žiūriu į tos pojūčius ir aš į juos kvėpuoju. Jeigu, pavyzdžiui, konkretus jausmas kažkurią dieną, tarkim, man būtent saulės rezginį aš jaučiu kažkokią įtampą ir karštį. Tai aš į tą vietą kvėpuoju, lyg ta vieta plėstųsi, kai aš įkvepiu ir susitrauktų, kai aš iškvepiu. Tai dažnai padeda giliau išjausti tuos pojūčius. Bet kai aš šitą sakau savo klientams, arba galbūt ir dabar, kai aš jums tą pasakoju, ateina kitas klausimas. Nu ir kas iš to, kodėl aš turėčiau tą jausti, ką tas man duos. Ir čia aš noriu pristatyti kitą vaizdinį, kai mes kalbam apie jausmus, tai kad jausmas yra kaip banga. Ir kiekviena banga, jinai turi pradžią, turi kilimą ir turi nusileidimą. Ir dažnas iš mūsų, kai eina kalba apie emocijas, tai mes patiriam, kad yra emocija, ji kyla ir kažkurio momentu įsijungia gynyba, kad viskas, aš nebenoriu to jausti, nes mes kartais bijom emocijos, kad jinai yra per intensyvi, kad jinai kils iki negalėjimo, iki begalybės. Ir mes to bijom ir dėl to mes saugomės. Arba vienas mano klientas yra išsireiškęs, kad aš visą laiką galvojau, kad emocija yra kaip kambarys, į kurį tu ateini, pavyzdžiui, yra liūdesio kambarys. Ir tada tu ateini į liūdesio kambarį ir tu tenais, kol tu būsi tame kambarį, tol tu ir jausi liūdesį. Ir tam klientui buvo labai labai atradimas, kad iš tiesų emocija yra kaip banga. Tu gali ateiti į liūdesio kambarį. Ir tau atėjus tą liūdesio kambarį, liūdesys pradės kilti
ir galiausiai skils gal iki labai aukšto lygio, kuris tau bus labai neįprastas, gal net nepatogus ar net toks skausmingas, bet visos pasaulyje emocijos, jos turi pradžią ir turi kulminaciją ir nusileidimą. Taip ir tavo tas liūdesio kambarys, jisai galiausiai atslūgs ir ištirps. Tai tą mes galim patirti kiekvienas iš mūsų. Dėl to ir gali būti svarbu susitelkti nuo minčių, nuo galvos, tą prožektorių nukreipti į krūtinę ir stebėti, ką šiuo metu jaučiu. Ir atsakant į klausimą, kas iš to, tai vat būtent tas ir yra iš to, kad kai aš stebiu ir nebėgu į mintis, nebandau mintimis atsijungti nuo to jausmo, tai tada aš leidžiu tai emocijai išgyventi pilną savo gyvenimo ciklą. Kiekviena emocija turi savo pilną gyvenimo ciklą. Ir žinoma, trumpos emocijos, tai jos greitai užeina ir praeina. Jeigu tai yra ilgesnis jausmas, kartais jis gali trukti ir kelias valandas. Jeigu tai yra nuotaika, tai nuotaika gali trukti ir kelias dienas arba netgi kelias savaitės. Pavyzdžiui, kai mes patiriam reikšmingą netektį, miršta svarbus žmogus, tai mes turim išgedėti gedulą. Ir gedulas jisai turi tą pačią bangą gyvena. Bet ta banga ne per vieną dieną, ne per vieną valandą pabanguoja. Jinai banguoja kelias dienas ir kartais kelis mėnesius. Bet kai mes klausiam, ką reiškia išjausti, tai va būtent tai yra išjausti. Leisti emocijai nugyventi visą savo ciklą. Ir kai jinai nugyvena tą savo gyvenimo ciklą, tada ateina gilesnis palengvėjimas ir mes jaučiam tarsi ant tvirtesnės žemės stovėtume savo gyvenime. Tai dabar mes tą pabandykim. Jeigu turite galimybę, jeigu nevairuojate, tai net jeigu vairuojate, turbūt irgi galit, tik stebėkit kelią. Tai kviečiu dabar, jeigu patogu, tai užsimerkti, kelis kartus giliau įkvėpti ir lėtai iškvėpti. Ir aišku, čia yra pratimas ir taip netikėtai jums duotas pratimas, tai nebūkit labai perfekcionistai, bet pabandykit atsiminti kažkokią tai emociją ir situaciją, kur jums kilo emocija. Tik būtų gerai, nesirinkit labai sudėtingos situacijos, kur labai kas nors sunkaus. Kažką lengvesnio, tokio labiau kasdieniško. Gal patyrėte emociją, sapnavot sapną kokį nors, arba turėjot kokį pokalbį šiandien, arba vakar, arba pastarąją savaitę. Tai sugrįžkite į tą situaciją ir sugrįžkite į tos jausmus. Ir mūsų protai taip veikia, kad kai mes einam į atsiminimą, tai sugrįžta ir jausmas. Ir mes jį galim tarsi vėl atgaivinti. Ir pabandykite dabar tą savo dėmesio prožektorių nukreipti nuo kaktos, taip vaizdiškai net galite įsivaizduoti, kad nuo kaktos nukreipkite tą prožektorių į kūną, į krūtinę, į pilvą, į kaklą. Ir pakeiskit galbūt pasukiokit tą prožektorių, kad jisai plačiau apšviestų visą tą sritį. Ir pabandykite tiesiog stebėti, kas ten vyksta, kokie fiziniai pojūčiai tenais yra, kas ten gyvena. Ir kvėpuokit. Ir greičiausiai vienokius ar kitokius fizinius pojūčius pradedat jausti. Tai tiesiog leiskit tiem pojūčiam būti, stebėkit juos. Ir stebėk, kad visi šitie pojūčiai, jie turi pradžią, turi kažkokią kulminaciją ir turi pabaigą, kai atslūgsta, kai banga. Ir stenkis stebėti su to prožektorium, tos pojūčius, su tokiu smalsumu. Pavyzdžiui, tu patiri kažkokią įtampą
ir paklaus savęs, kaži, kiek laiko dabar truks? Bet aš stebėsiu įdomu, kiek laiko jinai tęsis. Su tokiu smalsumu. Ir kvėpuok. Jeigu jauti pojūtį, krūtiniai, kakle, saulės rezginy, pilve, kvėpuok. Gerai. Judam pamažu link pabaigos. Čia buvo trumpas pasibandymas, pasipraktikavimas. Giliau kviečiu dar kartelį įkvėpti kelis kartus. Paprastai padeda šiek tiek giliau negu įprasta įkvėpti ir šiek tiek lėčiau negu įprasta iškvėpti. Toks būtent kvėpavimas padeda sugrįžti į kūną, įsižeminti ir šiek tiek nuraminti protą, kas leidžia labiau susitelkti ties kūnu ir kūno pojūčiais. Tai vėliau po mano pristatymo bus labai smalsu išgirsti jūsų įspūdžius iš praktikos, bet tada judėkim toliau, nes dar noriu keletą dalykų, kurie mano galva yra svarbus pristatyti. Ir labai svarbus dalykas, apie kurį mano galva, kai kalbama apie emocijas, yra nepakankamai akcentuojama, tai yra labai reikšmingas skirtumas jausti vienam ir jausti su kitu. Ir dažnai, kai kalbame apie emocijas, dažnai būna toks įsivaizdavimas, kad čia tik aš ir mano emocijos. Bet tai yra labai labai toli nuo tiesos. Emocijų jautimas dažnai yra laipsniškas dalykas. Ir žmonės, kurie linkę neigti savo jausmus, kurie linkę nustumti savo jausmą, jie dažnai išgyvena, kad jie neigia emocijas savo būdais. Galbūt jie atbukimo strategiją naudoja, galbūt persivalgo, galbūt priklausomybę turi, galbūt svaiginasi kažkaip, galbūt telefonuose sėdžia, galbūt neigia visą laiką jausmus, vengia situacijų visokių. Tai jie gali tai būti, bet anksčiau ir vėliau tos emocijos prasprogsta ir vyksta išveikimas jausmo. Žmogus, pavyzdžiui, pratrūksta, išsilieja, nesusitvardo, arba labai stipri panikos ataka gali užėti ir taip toliau. Ir paprastai, kai toks žmogus ateina į terapiją ir sako, aš nesusitvarkau su jausmais, jie tiesiog prasprogsta labai stipriai, tai dažnai tai yra pasekmė to, kad kitose gyvenimo situacijose žmogus labai labai stipriai linkęs nuneigti savo jausmą. Ir kai žmogus linkęs nuneigti, tai tada tie jausmai kaupės ir prasprogsta. Tai čionais vienas vertingas dalykas pagalvoti, kad yra laipsniai, kaip mes galim tos jausmus prisijaukinti. Ir dažnai, pavyzdžiui, ilgalaikiai terapijai galima stebėti, kaip žmogus, kuris eina į terapiją ir kuriam, tarkim, yra sunkumas jausti jausmus, jisai pamažu tokiais laipteliais tarsi lipa. Tai iš neigimo jausmo arba nesuvokimo, kad aš turiu tą jausmą, žmogus pamažu mokosi pripažinti, kad turi jausmą. Įsisąmonina, kad čia yra emocija, čia kažkas yra. Panašiai, ką jūs ką tik darėt. Jūs nukreipėt į kūną savo dėmesį ir pamažu pradėjot pastebėti tenais pojūčius. Ir kartu su pojūčiais, jeigu jūs su jais liekat, pamažu jūs pradeda pastebėti, kad yra jausmas. Po to, kai jau pradeda pripažinti, kad yra jausmas, žmogus, sekantis laiptelis yra leidžiu savo jausti tą jausmą. Tai tai, ką jūs darėt ką tik, tai jūs nukreipėt ir leidžiat emocijai nugyventi tą savo gyvenimo ciklą, tą bangą, pabanguoti ją leidžiat. Ne? Sekantis žingsnis yra ne tik pačiam savo jausti tuos jausmus, nes yra žmonių, kurie savo leidžia jausti, bet jie nuo visų kitų slepia tuos jausmus. Tai sekantis žingsnis yra pasakyti kitam, kad aš jaučiu jausmą. Tai jau yra reikšmingas žengimas iš savo vidaus jau į pasaulį, jau aš dalinuosi, bet čia irgi, žinokit, yra ne pabaiga. Galvoju apie konkretų vieną savo klientą ir jisai labai
lipo šitais laipteliais. Jisai iš pradžių labai turėjo mokytis iš vis pastebėti, kad jausmai yra svarbus dalykas, kad yra kažkas ne tik jo galvoj, bet yra ir kūne vyksta, emocijos vyksta. Jisai pradėjo pamažu leisti savo tas emocijas jausti ir jisai man pradėjo pasakoti ir kartais savo artimiems žmonėms pradėjo sakyti, kad jaučia tas emocijas. Bet aš, kai dirbau su juo, aš pastebėjau labai keistą dalyką, kad man pasakoja jisai, kad dabar čia akimirką jis jaučia tenais liūdėsi. Bet jo veide visiškai to nesimatė. Jis visiškai toliau vis dar vyko tam tikra apsauga ir jisai pats to nesuvokdamas, tai buvo senai iš vaikystės išmoktas dalykas, tas žmogus vis tiek toliau slėpia tą jausmą. Tai sekantis žingsnis yra ne tik pasakyti, bet parodyti kitam, kad jaučiu. Ir konkrečiai su tuo klientu, tai mes kalbėjome, ten buvo vienas iš svarbių jausmų buvo graudulys ir jis sakė, jo, aš dabar jaučiu graudulį. Bet man visiškai, aš stebėjau tą žmogų ir man visiškai jo veide nesimato graudulys. Ir mes tada pradėjom kalbėti, o ką tau reikštų būti pamatytam, susigraudinus. Ir jisai, čia būtų labai, labai baisu. Ir kad čia yra sekantis labai sudėtingas challenge'as, iššūkis. Bet galiausiai jis įsivardino, kad jam tai yra siekiamybė. Jisai nori tą įveikti barjerą, nes jisai nori gilesnių santykių, gilesnių ryšių ir viso kito. Tai tokia yra ta progresija ir išveikimas, tai čia šiuo atveju jau yra nesiekiamybė, nors čia aukščiausiai pažymėta šitą skaidriai, bet čia nėra apie tai, kad čia kažkas, ką mes labiausiai turėtume siekti, išveikti jausmą. Paprastai išveikimas yra nesąmoningas ir dažnai destruktyvus veiksmas. Bet gebėti parodyti kitam patikimam saugiam žmogui, ką aš jaučiu, tai yra siekiamybė. Nes yra du skirtingi dalykai - jausti vienam ir jausti kito akivaizdoje. Ir būtent jausti kito akivaizdoje tai yra mūsų siekiamybė. Ir terapiniu požiūriu tai yra siekiamybė. Ir natūraliai tada ateina klausimas, o kodėl? Kodėl būtent jausti jausmus kito akivaizdoje yra kažkokia tai siekiamybė? Kodėl neužtenka, kad aš pats savo vienas išjaučiu? Ir yra keletas labai rimtų priežasčių, kodėl. Nes saugioje kito žmogaus akivaizdoje mums kyla netikėti jausmai. Ir manau, jūs esate tikrai patyrę. Pavyzdžiui, jūs galvojate apie kažkokį skaudų dalyką, tai kažkaip galvojate ir nieko tokio. Bet tada jūs atsidurėt situacijoje, kur jūs, pavyzdžiui, pradedat sakyti apie tą skaudų dalyką. Pavyzdžiui, savo partneriui. Tarkim, jūs turite kažkokią nuoskaudą partneriui ir jūs apie tai galvojat ir vienaip jaučiatės. Bet, pavyzdžiui, pradedat sakyti tą savo nuoskaudą partneriui ir staiga graudinatės. Ir patys nustembat, kaip čia dabar yra, kad man graudulys kyla, kai aš tą sakau. Nes prieš akimirką aš galvojau apie tai ir man nekilo graudulys. Ir taip yra, kad kai mes esam kito žmogus akivaizdoje ir mes pradedam kalbėti apie emociškai reikšmingus dalykus ir mes pradedam parodyti tas emocijas, tai tuomet mes pradedam netikėtų jausmų jausti ir tos jausmus pradedam jausti giliau ir intensyviau. Ir čia yra labai svarbus momentas. Tai yra viena iš priežasčių, dėl ko žmonės eina į terapiją ir dėl ko terapija yra naudinga. Tai nėra vien vieta, kur ateinam pakalbėti. Tai yra santykis, kuriame galima daug giliau išjausti jausmus negu vienam. Tai nereiškia, kad vienam negalima jausti jausmų. Man, pavyzdžiui, pačiam patinka kartais eiti pasivaikščioti ir, nežinau, pasileisti kažkokios smagios muzikos arba liūdnos muzikos ir išjausti tos jausmus. Bet giliausias patyrimas jausmo, kadangi mes esam socialinės būtybės, mes sutverti gyventi bendruomeniai, ne po vieną, yra būtent santykyje. Taip pat, kai aš leidžiu savo jausti jausmą, su kuo susiduria daug žmonių, tai tirpdo jų gėdą, nes daugelis mūsų mes labai stipriai gėdėjomės savo jausmą. Ir tai augina pamatinį pasitikėjimo jausmą. Ir ne tik pasitikėjimo, bet ir praturtina santykius ir stiprina mūsų savivertę, kad aš esu vertingas. Aš ir mano jausmai esame vertingi. Mano jausmus galima atlaikyti. Gali kitas žmogus išgirsti apie mano jausmus ir nuo manęs nepabėgti, manęs neatstumti, manim nepasišlikštėti. Ne? Tai aišku, jūs turbūt dabar galvojat, jo, bet yra daug atvejų, kur aš pasidalinčiau, arba aš jau buvau pasidalinusi
ir manęs nepriėmė. Ir tai visiškai tiesa, tai nėra paprasta, tai yra sudėtinga, bet tai yra siekiamybė ieškoti ir kurti tokius santykius, tokius saugius santykius, kur aš galėčiau šitą patirti. Nes tai yra svarbi, gydanti mūsų emocinės sveikatos siekiamybė. Tai vat viena svarbiausių žinučių man iš tikrųjų šiandien, kurią norėjau perduoti, tai kad jausmų jautimas yra ne mano vieno reikalas, tai yra mano ir mano santykių reikalas. Galiausiai aš turiu tos jausmus jausti santykiuose ir turiu kurti tokius santykius, kuriuose galima būtų jausti tos jausmus. Tai daug dabar visko pasakiau ir dabar vėlgi pasibandom. Dar viena labai trumpa praktika. Tai aš kviečiu vėlgi padaryti kelis gilius kvėpavimus, nes vėl kviesiu įsivaizduoti. Ir dabar kviečiu tiesiog įsivaizduok, sugrįžt prie to jausmo, į kurį tu buvai susitelkęs prieš akimirką, arba sugalvok naują jausmą, įsijausk kokį kitą jausmą, jeigu norisi. Pabūk su juo, vėl nukreip savo dėmesį į kūno pojūčius, į fizinius pojūčius. Leisk tiem pojūčiam būti, būk smalsiai, tiesiog leisk, stebėk ir kvėpuok. Ir dabar savo vaizduotėje įsivaizduok, kad tu esi ne vienas, bet yra kitas žmogus priešais tave. Ir tas žmogus yra šiltas, rūpestingas, stiprus, drąsus, išmintingas. Ir jis mato ir atjaučia tavo jausmą, kurį tu dabar jauti. Tau yra saugu, tu tuo žmogum gali pasitikėti. Ir pabandyk pabūti su to vaizdiniu. Kai kuriems žmonėms gali būti sunku įsileisti netgi tokį vaizdinį, gal jie net nėra to patyrę, bet pabandyk. Ir kvėpuok. Ir pabandyk įsivaizduoti, ir patirk dabar, koks yra tas jausmas. Kai aš jaučiu jausmą ir aš esu akivaizdoj kito žmogaus, rūpestingo, saugaus žmogaus, kuris būna kartu su manimi mano jausme. Pasižiūrėk, ar kūnas saugosi to kito žmogaus. Gal jisai netgi dar labiau įsitempia. Leisk tam įsitempimui būti. Bet tuo pačiu primink savo, kad čia yra saugu. Ir stebėk, kad pamažu vis dėlto tirpsta tas įsitempimas. Nes čia yra saugu, šitas žmogus yra patikimas, jis tau tik gero linki. Ir šiek tiek pabūk su to. Ačiū. Kviečiu vėl dabar giliau įkvėpk ir paleisk. Tai čia aš trumpai tikrai norėjau pakviesti įsivaizduoti ir pasibandyti šitą dalyką tam, kad tu labai realiai savo patyrimų pasimatuotum ir patirtum, koks yra kitoks jausmas. Kai vien vaizduotėje aš įsivaizduoju, kad aš jaučiu jausmą ne vienas, o su kitu. Ir terapijos kabinete žmonės patiria kartais kai kuriuos savo jausmus vos ne pirmą kartą arba po labai labai ilgo laiko nebe vieni. Ir gali kilt mintis, tai gerai, su terapeutu, jam sumokėjo pinigus, patyrė, pajautė, tai kas iš to, bet paskui grįžta į savo gyvenimą ir ten jau kitaip. Bet ta gėda, jinai vis tiek ištirpsta, jin pradeda tirpti, savivertė vis tiek tampa tvirtesnė. Pamatinis pasitikėjimo jausmas, jisai auga ir tą žmogus išsineša ir iš kabineto. Ir jisai gali tą jausti jau ir kitose santykiuose. Jau jisai tvirčiau gali stovėti ant savo kojų. Aišku, nebūtina pas terapeutą būti, kad tą dalyką praktikuoti ir jaust, bet čia tiesiog einu prie
to klausimo, ką čia tokio duoda kalbėjimas terapijai. Tai yra ne vien kalbėjimas, tai yra buvimas kartu su jausmais, tai, ką jūs ką tik pasipraktikavote. Gerai, ir judant link pabaigos, tai noriu pasiūlyti kelias kasdienės praktikas pilnam emociniam gyvenimui ir gal jūs turite savo praktikų, kurios jums padeda, tai parašykite apie tai šitą chatą, bus įdomu ir kartu padiskutuoti apie tai, bet pabandžiau neapkrauti ir parašyti kelis dalykus, kuriuos aš pats darau ir kurie mano klientams veikia ir jums gali būti įdomesni, gal mažiau girdėti. Tai vienas dalykas, tai yra emocijų žodynas. Iš tikrųjų yra moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad kuo mes labiau žinom emocijų pavadinimus, tuo mes geriau galim pastebėti tas emocijas ir tas emocijas išjausti. Ir dažnai man būna, tiek su savo emocijom, tiek su savo klientų emocijom, kad žmogus kažką pradeda jausti, arba aš, pavyzdžiui, pradedu kažką jausti, bet aš dar normaliai nesuprantu ką. Ir aš būna, kad aš tiesiog einu per emocijų sąrašą ir taip gėda, ne gėda, liūdesys, ne liūdesys, pyktis, ne, liūdesys, ne. Ir galiausiai, tarkim, prieinu, nuobodulys. Ir aš daug pilniau išgyvenu tą nuobodulį, arba širdgėlą, arba baimę. Ne? Kai man pavyksta pavadinti tą jausmą, staiga kažkas atsirakina ir aš galiu pilniau pasinerti į tą jausmą, net jeigu aš dar nesuprantu to priežasčių. Tai mokytis emocijų žodyno labai verta, rekomenduoju, tiesiog išsigūglinkit emocijų kokį jausmų ratą, atsispausinkit, pasikabinkit namie ant šaldytuvo ir visi šeimoje praktikuokitės pavadinti jausmus. Čia labai gera praktika, kuri labai praverčia gyvenime. Kitas tai yra kūno praktikos, šitą manau jūs ir taip žinot, bet iš principo joga, mankšta, vaikščiojimas, viskas, kas yra fiziška ir kūniška, tai paprastai mums padeda šiek tiek nuraminti protą ir tada labiau jausti, labiau išjausti. Ir iš tikrųjų stresinėse situacijose, kai yra labai daug jausmų, fizinės praktikos gali padėti tos jausmus atlaikyti. Pavyzdžiui, nuėjimas į dušą gali padėti, nes tai jau yra fizinė praktika. Ne? Aš per fizinius pojūčius kažką patiriu. Sportas gali padėti, tvarkymasis, ėjimas pasivaikščioti. Tai šiek tiek padeda atsverti tą intensyvumą emocinį ir jį lengviau išjausti. Svarbus dalykas, kadangi kalbam apie santykius, tai yra surizikuoti vis reguliariai atsiverti kitam žmogui. Vis plėsti tą atvirumo laipsnį savo gyvenime. Aišku, svarbu ieškoti ir rinktis saugius žmonės. Tai nėra paprasta, ne visi mes turim tokių žmonių, ne visi mes mokam, nėra lengva jų ieškoti, bet galiausiai aš tikiuosi, kad jums pasėjau tą sėklą, kad tai yra siekiamybė, kad į šitą vertą investuoti, kad tokį socialinį ratą kurtis. Ir jame, kad ir kokį aš turėsiu tą socialinį ratą, galiausiai man vis tiek reikia rizikuoti atsiverti. Tai tenai slypi prasmė ir laimė santykiuose, giliuose emociniškai santykiuose, tai tą verta kultivuoti. Sakyti tiesą, čia labai susiję su praeitų punktu, bet yra moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad melo sakymas daro priešpriešą tarp mūsų emocinių smegenų ir mūsų mąstančių smegenų. Tampa disonansas didesnis tarp šitų dviejų dalių, jos nesusinchronizavusios ir tame yra kančia ir mes daugiau išeikvojame energijos ir daugiau streso patiriam, o sakant tiesą ir praktikuojant vis labiau būti tiesoje ir vengti ir pamažu melą kaip piktžolės iš savo gyvenimo išrankioti, tai veda link sveiko ryšio tarp proto ir jausmų. Ir čia, man atrodo, kažkas į chatą jau parašė apie rašymą, tai aš visiškai naudoju rašymą, rašau ryto puslapius kiekvieną rytą. Tai nėra būtina, bet kas norit nemokamos terapijos, tai žinokit, kad rašymas yra arčiausiai to, nes tai padeda įsisąmoninti ir išnarplioti dažnai savo patyrimus, išsivalyti ir susiprasti. Ir kartais pavyzdžiui, žinot, kad norit, tarkim, su partneriu turėti rimtą pokalbį apie svarbius ir sudėtingus dalykus emociškai, prieš tai išrašant gali būti lengviau paskui sklandžiau išsakyti ir kalbėti apie tai.
Tai čia tik keletas, aišku, yra daugybė kitų būdų, kaip galima tą daryti, bet galiausiai gali būti, tai viskas čia labai faina, labai čia gerai viskas skamba, bet o ką, jeigu man tai neveikia, man tas nepavyksta. Ir iš tikrųjų, dėl to aš ir įdėjau šitą skaidrę, nes tikrai nėra viskas taip jau paprasta. Yra, aš vis nuoširdžiai tikiu, kad tai, ką pristačiau, yra vertingi dalykai ir privertė jūs susimastyti, bet tai nėra atsakymas į viską. Yra daugiau sudėtingesnių temų ir keletas tų temų yra šios. Pavyzdžiui, kad man per sunku save pagauti, kada aš jaučiu, kada aš bėgu nuo savo jausmų, arba man kyla per dideli jausmai, arba man nepavyksta sklandžiai, konstruktyviai komunikuoti kitam žmogui apie savo jausmus, aš kažkaip destruktyviai tą padarau, atstumiu kitus žmonės savo gyvenime, arba prieraišumo stiliai santykiuose yra kita gili tema, apie kurią gal aš atskirą darysiu kokį seminarą, kur yra atskiri dar dalykai, kuriuos svarbu suprasti, kas čia dabar su manim daros, kad būtent į partnerį tokie jausmai kyla. Pavyzdžiui, stiprus atmetimas partnerio arba kaip tik labai stiprus įsikibimas, stiprus pyktis, kai manęs neišklauso ir taip toliau. Psichologinės traumos yra atskira specifika ir čionais su intensyviais jausmais vienam, jeigu turit trauminių patirčių, yra per sunku dažnai išbūti ir čia verta tikrai į specialistą kreiptis, nes specialistas, kuris specializuojasi psichologinės traumose, gali labai efektyviai padėti. Traumos yra skausmingas, labai nemalonus dalykas, bet yra labai efektyvios terapijos dirbti su traumomis. Galbūt mes turėjom netinkamą auklėjimą, pasekmes nešiojamės ir čionais jaučiam tos jausmus, bet vienam sunku iki to gylio dasikasti ir išjausti. Arba jaučiam toksišką gėdą ir jinai mums trukdo eiti į santykius, paralyžiuoja mus ir nežinom vieni, kaip ją tirpdyti. Tai aišku, čia tik keletas iš tų temų, kurios gali būti, bet aš čia pabandžiau išvardinti tas, kurios mano darbe dažniausiai iškyla. Ir jeigu jaučiat, kad jums kažkas rezonuoja, tai, pareklamuosiu šiek tiek psichologijos, psichoterapijos, kad jei jauti, kad nori tai gilintis ne vienas, tai gali pasvarstyti apie individualią psichoterapiją arba susitikimus su psichologu. Aišku, čia nebejoju, kad yra žmonių, kurie jau lanko ar jau daug metų lankė ir patyrė yra terapijos, keliautojai. Bet jeigu trumpai apie tai yra lėta ir ilgalaikė investicija į save. Tai yra lėtas, bet vis palaipsniui vis gilesnis ir gilesnis gilinimasis į save ir į savo patyrimą ir išjautimą kažkokių tai skaudulių, paleidimą jų ir vis stiprėjimą ir mokymas vis stipresnio ryšio kurti. Ir kadangi eina kalba apie ryšį, tai čia svarbu yra pasitikėjimą keliantis specialistas, o kitaip tariant, labai svarbus santykis. Labai svarbu, kad tu gebėtum pasitikėti žmogum, nes tik tai, kai tu gebėsi pasitikėti, tik tada galėsi gilų santykį turėti, o tas būtent santykis ir yra tai, kas gydo. Tai jei kažkam rezonuoja, kaip aš kalbu, ar jaučiat, kad tinka mano priėjimas, mano energija, mano vaibas, tai galite susisiekti su manim. Aš irgi dirbu šitą darbą, myliu šitą darbą ir mielai kartu pakeliausiu jūsų terapiniai kelioniai. Ir yra kitų būdų, kurie mažiau yra, rečiau yra minimi, bet būtent atsiverimas grupėje, tai aš pats kaip projekto gentis įkūrėjas, tai dėl to mes ir įkūrėm, nes aš pats, kai daug metų lankiau terapiją, bet kažkurio momentu pajaučiau, kad yra tam tikrų temų, kurios nepavyksta man išgvildenti giliai pakankamai ir tada mes savo vyrų ratą susibūrėm ir ten staiga aš pajutau, kad kažkaip daug giliau, tam tikrom temom aš daug giliau galėjau atsiverti ir gauti iš karto atgalinį ryšį ir kitus dalykus. Ir supratau, kad tikrai svarbu ir tas kažkokiai grupinis santykis, buvimas grupėje, buvimas kažkokiai bendruomeniai, kad tai yra labai labai svarbu. Taip gimė mūsų projektas, bet ne tik apie jį noriu pakalbėti, bet apskritai apie buvimą grupėje arba terapiniai grupėje, jų irgi vyksta visokiausio. Dažnai tai yra per trumpą laiką
proveržis, kuris prilygsta keliem mėnesiam darbo individualioj terapijoj. Tai čia kažkas, apie ką verta pamastyti. Ir kas įdomu, kad grupiniai terapijai tu iškart pritaikai, ką išmokai. Jeigu su terapeutu viens ant vieno, tai tu kažką pasimokiai, o paskui eini į savo darbą, į savo šeimą ir ten praktikuojas, tai grupiniam formate tu iškart praktikuojas čia ir dabar su tais kitais žmonėmis. Ir dažnai tai yra daug dinamiškesnis patyrimas. Ir taip pat, kadangi čia žmonės susirenka, kurie eina neria į emocinį gylį, jie vis labiau rizikuoja atsiverti ir priema viens kitą ir palaiko viens kitą tame, kuriasi labai didelis bendrystės jausmas, kuris, taip pasakyčiau, labai giliai pamaitina. Ir pamaitina tokio bendrystės, kuris tokio ramybės duoda didesnės. Pavyzdžiui, mano gentyje, mes esam 7 bičiai savo rate, tai mums man, žinant, kad aš priklausau tam ratui, einant per kasdienybę, man daug ramiau, nes aš tiesiog jaučiu, kad aš turiu tam tikrą užnugarį. Ir paprastai tai yra gerokai pigiau negu individuali terapija. Tai jeigu kažkam domina grupinis formatas, tai aš irgi noriu pareklamuoti kolegos Sauliaus Subačiaus renkamą grupę. Jis organizuoja savaitgalinę terapinę grupę. Tai jinai, kuo dar yra unikali, kad čia ne kartą į savaitę susitinkat, bet 14 valandų per penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Ir čia, kaip minėjau, gaunasi realiai sumoki čiut kaip už 2 kokias psichologo konsultacijas, bet gauni, atrodo, kelių mėnesių patirtį terapinę proveržį. Aišku, grupinė terapija yra ne visiems, nes kai kurie jaučia, kad jiems per sunku jų etape dalintis dėmesiu, dalintis arba atsiverti grupėje, gali būti per baisu, galbūt labai introvertas žmogus, bet kai kuriems tai yra būtent tai, ko reikia. Tai dėl to tą paminiu atskirai ir galit nusifotografuoti šitą skaidrę, jeigu aktualu ir surezonavo, nes čia yra ir nuolaidos kodas, kad būtų dar mažiau priežasčių to nepasinaudoti, bet bendrai tai kažkas, ką galit, jeigu užsikabinot, jeigu jaučiat, kad norit ne vieni eiti šitą kelią su savo emocinė sveikata, tai Sauliaus Subačiaus grupė gali būti tikrai vienas iš variantų. Viską papasakojau, ačiū. Aš ir šis katukas dėkojam jums. Mačiau, kad prikrito visokių klausimų, tai aš dabar baigiu prezentuoti, baigiu įrašą ir eisim plepėti.